Nu tai va, sveiki. Šiandien einam į žygį. Nu, į kalną lipsim. Į haiką, va. Ir bandysiu sukurti kontentą tik iš šitos dienos. Man atrodo, nesimato, nes saulė šviečia. Nu, nesvarbu. Ir norėjau detaliai padaryti, ką pasiemu, kaip apsirengiu. Biškį ilgiau pamėgau, nespėjau. Tai, nusidėjau termo rūbus, labai yra keista apsirengti. Nes kaip ir šalta, bet kai bus karšta ir toks, kur tada pasiėmėm valgyt riešutų. Aš turiu riešutų pasiėmiau, saldžių riešutų pasiėmiau, kaip sakant, šokoladinių. Čipsų pasiėmiau, 2 bananus ir mandariną į sveikatą. Tada pasiėmiau vandens su elektrolitais ir pasiėmiau, taip sakant, stipresnio vandens. Ja. Ir dabar einam, turi trukti žygis 8 valandas. Čia va atidėsiu kažkur foto. Ir jo. Kas čia dar gero? Turėtų būti insane žygis, labai ilgas, ant gana aukšto kalno. Nežinau, ar aukštesnis už praeitą, kurio ir... Jo? Tai aukštesnis už praeitą, kurio dar neįkėliau. Ir šiaip keistai yra keltos vlogus, nes atrodo, kad kėliau prieš 2 savaitės ir kėliau prieš 2 savaitės, bet filmavau tam prieš mėnesį. Ir toks, kur labai pasimečiau. Oi, ranką paskaudo. Galvojau mikrofoną imt, bet nenaudosiu aš tą mikrofoną. Biški bloga kokybė su ja, kaip iš akvariumo. Tai ja. Išmokom autobusais naudotis, nežinau, aš sakiau, bet man mokam naudotis autobusais. Galėsiu pradėti, kaip veikia. Mėnesinis bilietas man yra 7 eurus. Daug. Ir kaip tyčia vakar baigėsi bilietėlis. Tikiuosi nieks nesustabdys. Šiaip nieks niekad netikrino. Tai neturėtų. Nu jo, einu žiūrėti savo rūtą, kelionės. Nes net nespėjau pažiūrėti. Atvažiavom į vietą. Čia jau esam buvę. Mes esam ten, kur filmavau Olą. Ir mūsų tikslas šiandien yra... Jo, mes esam čia. Ir mūsų tikslas yra eit. Čia. Iki čia. Tikėtai, aišku, yra aukštesnių, bet ten tai jau crazy būtų eit. Tai šiandien užtiek šito. 4 valandas eisim iki viršaus. Ir šiandien dar Mike Tyson prieš Jake Paulą. 2 nakties. Biški sunku bus. Bet kaip nors. Ir dabar pagal šitą pasakymą galėsit orientuotis, kiek laiko užtrunku, kad įkelti video. Prisiminiau tą skausmą, kai reikėjo lipti šitą kalną. Tai kad greičiau gal užsilipo šį kartą. Gerai, antrą kartą parodysiu tą patį vaizdą, kur rodžiau. Va, Kefer Šveldinas mūsų. Ir jau dabar šiaip turėtumėt... Kas? Ai, Kufštainas, sorry. Ir dabar jau turėtumėt įsivaizduoti labiau, kaip kas kur. Tai va, ten pilis. Ir mano namai, kur gyvenu, yra daugmaž va štai tą pusę. Jo, nuo pilies, kažkur universitetas centre. Lipame mes prieš tai į tavo kalną. Jo. Aš neįsivaizduoju, kas va čia per kalnas, šitas famynė. Tai cool. O prieš tai gyvenom tame mieste, toj pusėj. Jo. Kaip gražu rudenį. Nice. Wow, jūs pasižiūrėkit. Ai, per kamerą taip nesimato. Žiauri kieta vieta. Ten yra tie aukščiausi kalnai, kur rodžiau mepę. Koks va, kalne tulinys. Tulinys? Damn. Nieko nesimato. Grynai praraja. Wow, čia yra taip keista. Dažniausiai pakartoju, ką Paulius pasakė iš tikrųjų. Tai visi kleimai jam. Šitas. Ja, bet aš nenoriu lipt žemyn. Paskui į viršų reikės kilt. Cool. Vietom čia važiuot? Kam? Vietom čia važiuot? Nusėmiau striukę. Nu, prieš tai atšalau.
nes buvo labai karšta. Tai dabar yra kokie, kiek laipsnių, 3-4? Šilta yra, kitaip sakant. Nors ir atrodo šalta, bet šilta, ypač kai eini. Ir tie termo rūbai, tai mano nugara kaito, kaip kareivinė davinė, tą, kur su vandeniu sumaišai, va taip ir kaito mano nugara. Tai dabar nusiėmėm. Tam, kad paskui, jeigu pasidarytų šalčiau, užsidėt ir bus žymiai geriau. Ne pirmą kartą šitą taktiką naudojam. Tada Paulius nusipirko likerą. Tie šatukai kaip būna. Kaip skanu. S-budget, tai čia tipo pigiausias dalykas, ką galim nusipirkti. Bet uogienės skonė, visiškai uogienės skonė. Braškių uogienė, bet su laipsniais. Taip skanu buvo. Tai visai cool. Ko toliau, to gražesnių vaizdų atsiveria. Tai smagu. Šiaip namai žiauriai gražus yra. Vidury kalnų rando miestas. Asilas. O, asilas. O, asiliukas. Asilas. Tave radau, Pauliau. Kalnuose esam. Miestas. Nu kaip miestas, nu. Bendruomenė. Lipsim va ten. Šitie yra irgi crazy kalnai. Už šitą kalną yra dar didesni kalnai. Čia yra wow. Ožkos. Ten va. Ožkytės. Be. Va, čia man atrodo užeiga. Yra labai keista. Jos gražios šiaip. Nes šiaip aplinkui nieko nėra, kad būtų labai dažnai vaikštoma. Bet kainuoja daug viskas. Čia va galit pažiūrėti, kaip atrodo kiekvienos šūdai. Čia vat kalnų ožka, man atrodo. O toks va šūdukas, negražus. Tada va Helin stirna. Tai va draža gauni. Tada barsukas. Tiesiog akmenim šika. O lapė tai vokščia pagaliais. Wow! Damn, ir ten dar sniego yra. Šiandien sniegą palies galėsiu. Tie tai žiauriai insane atrodo, jūs tik pažiūrėkit. Wow, žiauriai gerai. Čia varuksta kaminas. Prasidėjo haiko kelias. Toks va jisai. Jūs neįsivaizduojat, kaip blauzdas kerta. Jau tiek užlipom nuo to suliuko. Vaizdas geras. Tik kad kelias negeras. Šiaip būtų žymiai lengvesnis. Bet parašyta, kad dėl orų pasikeitė... Gal aš save rodysiu. Pasikeitė... Ne, dėl orų reikia taisyti ant kelią kažkokį ir negalima eiti. Iki šiandienos. Ir mes tokia... O tu šiandien tvarko ar netvarko? Tai įmėm kitą kelią. Tai žiauriai sunku. Liko dar 10 kartų tiek pat. Padarėm stopą. Jau gan aukštai esam. Ten matau viršūnėlę. Tai toj vietoj, man atrodo, bus takas iki kalno geresnis. Kol kas esam tokiais takais, kaip va šitas. Bet gražu. Toks tobulus... Ai, savo sumykčiau. Tobulą kompoziciją. Labai ramu, labai gražu. Turim ir sniego jau. O šiaip, reikia kažką apie žygį papasakot jum. Tai turiu appsą Komoot. Labai random radau aš ją. Ir kol kas nenuvylė. Galima žygius offline išsisaugot. Nes šiuo momentu, pavyzdžiui, internetas tai taip sunkiai veikia. Tai jis labai padeda. Ten pamatai visus pointus, kur žmonės įkelia. Gražias vietas. Tai labai lengva žygius susirasti. Galima pačiam padaryti, tu gali pasirinkti savo fitness levelį, koks esi. Mes jau beveik ten pro pasiėmėm. Nes panašiai ir nueinam. Apranga. Visą laiką eidavau su džinsais. Problemų nematydavau. Bet džinsai nėra aptemti jie. Begi. Tai gal dėl to. Avalinė. Visą laiką su šitais batais. Labai geri. Tai kol kas nebuvo problemų. Šiandien užsidėjau 2 kojines. Nes šiaip šalta. 4 laipsniai gal kokie. Tai kojos kaista dabar šiuo momentu. Čia vėla, Pauliau. Anam, praeisim. Kas yra? Praeisim, vėla šiaip čia. Tada labai būna tokių daug kelių. Murzinu. Dar išlaikiau batus baltus.
Bet baltų tikrai nerekomenduoju. Tai va, labai būna trikį keliu. Ką tik perlipom vielą. Ir toks, kur nežinia, ar taip galima daryti. Kiek sniego. Wow. Čia jau reiškia šalta. Turbūt, man karšta. Reikia įvertinti visą laiką savo ištvermę, fizinę būklę. Nes prieš tai jam su merginom. Ir negalėjo jinai niekaip eit. Nebuvo taip sunku, bet jai tiesiog buvo per sunku. Ir tada tokiu atveju būna labai blogai, nes nežinia, ką daryti kitiem. Nes jau tu įlipai į pusę kalno ir tas žmogus nebegali eit. Ir toks, kur nenori palikti vieno, bet ir nenori nebeiti į kalną. Tai jo, geriau išvengti tokių situacijų. Visą laiką vandens pasiemu. Visą laiką yra vietų, kur prisipilt. Bent jau čia. Įsidedu elektrolitų. Čia toks optional, manau. Iš maisto. Tai, kas turi daug kalorijų. Pavyzdžiui, čipsai. Tada riešutai. Jo, man atrodo, riešutai turi. Kad būtų daug energijos. Ir jo, ir viskas toliau eina nusiteikimas. Jo, o ten mūsų miestas. Labai gražu. Šiandien lipam į tos va kalnus. Fainai. Iš tikrųjų telas. Užėjom į tą smuklę, kai būna kalnuose. Tai žiauriai kietai. Viduj labai šilta, bet labai šilta. Gali vandens prispilt nemokamai. Tiesiog nueini ten, kur dirbo darbuotojai ir prisipili. Tualetai irgi fancy. Tai rekomenduoju, internetas yra nemokamas. Tobula. Pamiršau pasakyti, apsikirpau. Jau senokai. Tai hudas kirpėjas buvo, visiškas hudas. Kas nesupranta, rajonas. Pasakiau, kad padarytų vieną, padarė kitą. Bet tipo. Ir jo, šiaip vlogus filmuot nėra, kad labai man patiktų. Kitaip sakant, filmuot patinka. Bet įdėdė. Galėčiau būti kaip Vaidotas, kuris turi operatorių ir kuris montuoja jam. Bet šiaip dabar, taip kaip pats viską darau, tai ne. Dėl to rečiau keliu. Sustojam, pailsėsim, tęsim kelionę toj. Pradėjom žygiuoti vėl. Toj pusiai lygumos vien. Tai bus labai keista žiūrėti. Aš jau pat pratau nuo lygumų. Labai daug sniego yra. Užsisėdėjom biškį šaltą rankom. Ten va, ant to vat, yra kryžius. Ir mes ten turėtume būti, man atrodos. Ten bus insane vaizdas. Insane. Tai tą pamatysit. Update'as. Mūsų miestas ten, mažiukas jau visiškai. Čia va, Keferšfeldenas. Aš net nežinau, ar čia mūsų kryžius. Aš jau pasimetęs esu. Bet wow, jūs tik pažiūrėkit. Tokiais va keliais einam. Visiškai miškas. Kaip iš filmuko jaučiuos. Einu pas princesę savo per kalnus. Toks tobulai chill spotas. Šiek tiek nuklydom, 10 minučių. Teko lipti. Grynai akmenim lipom, jau su rankom, su visko lipom į kalną. Bet dabar parodysiu jums patį kečiausią vaizdą. Čia yra insane. Kaip netikra, žinokit, atrodo. Mūsų tikslas lipti ten ir tolin. Vienintelis dalykas taip aukštai girdėti yra lėktuvai. Dėm, ten visos Alpės ir ten jau lygumos. Mes virš debesų esam. Mes tiesioginė žodžio prasme esam virš debesų. Wow. Prie to kryžiaus irgi yra kietų dalykų. Bandana.
Smile happy. Kas čia? Happy looks good on you. Ir va. Helikopterio numeris, jeigu reikia. But damn. Wow. Bet sunku buvo, žinokit. Labai sunku jau ant galo. Pavyko. Kai sakiau, kad sunkus PEV. Tai vat daug maž toks. Labai daug palaidų akmenų. Visą laiką reikia laikytis. Ir jeigu slysi tolin. Žodžiu, 1800 metrų kažkas tokio. Ja. Yra kryžius. Gal ne toks įspūdingas kaip tas. Ja, žodžiu. Gana aukštai esam. Labai gražu. Šita siena tai insane yra iš akmenų. Crazy yra čia. Šiauriai gražu. Čia taigos klimatas prasidėjo ant kalno. Aš nesuprantu. Eina kalnas. Palaukit, aš jums parodysiu, gal nenukrysiu. Eina kalnas ir visą laiką eina šitas dalis akmuo. Ir iš tos pusės, jeigu žiūrint, atrodo, kad bus akmeninis kalnas. Užlipi į viršų, va. Cool, visai atrodo toks naujas pasaulis atsiveria. Bet žiauriai gražu. Ja, ir mūsų tikslas šiaip turėtų būti kažkur į kitos vietos. Bet kadangi saulė jau leidžiasi žemyn ir galiu parodyti jums, mums reikia nusileisti čia. Žodžiu, iki štai tos va vietos, va iki ten, yra labai toks gan pavojingas kelias. Ir tamsoje eiti nesinori. Tai neįsim iki galo. Nuėjom iki čia. Labai pavargom, labai kietai buvo. Linksma. Ir jo, reikia pasiruošimo gerą. Reikia anksčiau varyti. Nereikia pamiegoti ilgiau. Galiu jums parodyti Narniją iš tikrųjų. Čia viskas atrodo taip, žalia, gražu. Aš jums parodysiu žiemą. Žodžiu, einam. Ir čia einant, jaučiasi kaip žiema iš tikrųjų. Nes eini, dar žalia, jau sniegas po biškį. O čia leistis reikės ir vėl kilt. Nenoriu aš. Nesąmonė. Oi. Va. Ir tiesiog sniegutis visur. Nu, ne visur, bet kai eini tankiau, tai labai gražiai atrodo. Tai žiema turėtų būti įspūdinga čia. Pritriniau pūslę su batais, tai nėra tokie geri batai, kaip tikėjausi. Arba kažką ne taip padariau. Nežinau, ar filmuosiu atgal einant, nes kaip ir viską matėt einant į viršų. Jeigu sumastysiu, kažką pajapinsiu. Bet pagrinde vlogas yra toks. Kryžius tipo simbolizuoja, kad viena iš aukščiausių vietų yra. Turbūt, aš nežinau, aš esu nusibrėžęs akalinę, kad kryžius yra aukščiausių vietų. Bet man atrodo, ne. Ir norėjau dar pračekinti, kas čia yra. Čia visokiausių keistų šūdukų yra. Galiu pasirašyti, kas atėjo. Kietui. Kas dar čia? Čia irgi daug kas pasirašė. Iškėjo tokia senoka knygutė. Šiandien 15. Dar ten turim kažką. Dar ištrauksiu. Man įdomu, kas čia. O. Hakis. Ir tušinukas ir alaus. Skarbonkės. Neskarbonkės kamštukai. Žmonės galvoja, kad čia šiukšliadėžė. Nežinau, kodėl čia yra Erika. Tikiuosi nemirė jinai čia. Pažiūrėkit, jums neparodžiau. Bet kaip čia gražu. Čia taip. Ten upė teka. Pažiūrėkit, kaip aukštai čia. Čia yra 2000 metrų žemyn kažkur. Nu ne 2000, 1800. Šitas atrodo gan arti. Bet aš čia galėčiau šokt su parašiutu. Su to glaidu. Nu, kur sparnai yra tokie, kur slaidini, kol krenti. Taip, ir taip tik skleis parašiutą. Čia, wow. Damn, kontentas vaikinam. Nežinau, ar girdėjau, bet wow. Pažiūrėkite, kalnų ožys. Wow.
A! Damn. Jis prie pat buvo mūsų. Wow. Žiūrėkit, stebi. Gal ką tie čia durneliai. Me. Nežinau, kokį garsą reikia daryti. Stebi. Šiaip ne vieną matėm, jau 2 prabėgo, dar vieną matėm. Ten nakties padidėjo gyvūnija. Šiaip norėjau parodyti labai gražų saulėlydžiai ant kalno. Tai wow. Be. Kaip matot, baisiai sutemo. Esam prie šito ženklo. Ir jau mes užtrukom 7,5 valandos. Bet mums dar reikia nueiti iki namų. Tai yra 1,5 valandos. Tai niekaip nebūtų nuvažiuoję to žygio. Jau dabar buvo labai sunku eiti. Dar ant prieblandos perėjom labai sunku kelią. Nu, pabaigoje buvo tamsu ir tiesiog kojas paužiam. Labai keliai skauda, labai kojas dreba. Tai žodžiu. Atsveikinsiu, manau, prie namų, gal dar kažką parodysiu. Bet žygis 10 iš 10. Galvau, saugoju batus. Pažiūrėkit, kokie juodi. Čia kur tenkia kelnes balta, čia juoda. Bus proga išsiskalbt, kelnes irgi, ne ką geriau. Grįžom namo. Taip gerai atsisės, jūs neįsivaizduojat. 1,5 jam nuo to kalno iki namų. Kelienus viskas skauda. 8 valandas keminu čia jam, tiesiog jam. Ir iš viso yra 23 kilai. Pavargau, čia buvo sunkiausias žygis. Bet patiko. Man įdomu, kaip išeis visas vlogas. Ar matysis tiek, kiek matęs man. Manau, čia viskas. Be.